Sveiki. Po savaitės sugrįžta pats darbė su jais podcastas. Tikiuosi šitą savaitę jums praėjo lengvai, susiklausę smagiai podcastai kaip Protopemza, Vėl tie patys, Dubitai ir kiti. Tai šiandien pats noriu pakalbėti apie Napoleoną ir kas esate alkani, turėsit nusiminti. Nes bus kalbama ne apie jūsų mamos keptą tortą, o apie Marijos Leticos Morino iškeptą Napoleoną Bonapartą. Marija, į ką buvo Napoleono mama. Šito žemai kabančio vaisiaus susijusi su tuo, kad šios istorinės asmenybės vardas skamba kaip tortas, negalėjau praleisti. Tai tikiuosi nesupykot ir grįžtam prie laidos idėjos. Pasižiūrėjau filmą Napoleonas ir truputį nusivyliau. Nesakau, kad jis blogas ar koks, vis tiek jį verta pažiūrėti, bet mane į patį nuvylė. Reitingai kaip ir nebuvo labai blogi, nes Rotten Tomatoes abiejose skalėse buvo po 60%, o IMDb 6,5%. Pagrindinis aktorius yra Džeinas Feniksas, tai čia tas iš Jokerio, o režisierius buvo Ridley Scottas, tai jo keli žinomi filmai yra House of Gucci, The Last Duel, Svetimas ir vėl klasikinė frazė ir daug kitų. Tai atrodė gan stipri komanda, bet 2 valandas 30 minučių, kaip ir sakiau, nelabai man patiko. Tai apie patį filmą daug ir nekalbėsiu, tik paskutinėje dalyje papasakosiu, kas filme buvo netiesa. O čia labiau noriu pakalbėti apie jo istoriją. Ir žinoma, mėgėjiškas podcastas, tikrai net pasakos viską tiksliai, kiekvienos mūšio detalės, tai dėl to prašymę pridėsiu kelias nuorodas, iš kur ėmiau informacijos, kaip galima pažiūrėti mūšius ir į ką domintų papildomą informaciją. O čia bandysiu tiesiog chronologiškai praeiti jo gyvenimo istoriją, nes vis tiek jis vienas žinomiausių buvo karvedžių. O ar jis geras ar blogas, tikrai nieko neteiksiu, leisiu patiems nuspręsti, tai tiesiog noriu praeiti, kaip ir sakiau, jo gyvenimo istoriją. Tai gerai, pradedam. Tai Napoleonas gimė 1769 metais. Ir dalis žiūrovų tikrai nusišypsojo, nes 69. Rugpjūčio 15 dieną. Ajačio mieste, Korsikos saloje. Tai ta sala yra tarp Italijos ir Prancūzijos, nuo Monako yra nutolus 250 km ir linkėjimai Dimau, kuris tikrai neklausys šitos laidos. Tai kas yra įdomu, tai kad jis gimė Napoleone Bonaparte vardu ir pasikeitė pats į Napoleon Bonaparte. Tai paprastai tariant, jis nuo vardo nuėmė paskutinę E raidę ir nuo pavardės nuėmė U. Vietoj Buona tapo Bona. Karžygio vardo reikšmė yra Neapolio liūtas arba iš Neapolio, nes Napoli reiškia Neapolis, o Leon reiškia liūtas. Tai įsijungus galima gauti tokį vardų junginį. Ir po to dar vienoje metaforoje išgirsit, kodėl tas žodis liūtas čia tinka. Na, o Bonapartas reikšmė yra gera dalis. Bona reiškia good, o part dalis, tai ir gaunasi good part. Tai čia tai būtų galima sakyti apie kiekvieną vyresnį vaiką šeimoje. Gerai, grįžtam prie mūsų protagonisto. Tai jis gimė italų bajorų šeimoje. 1779 metais jis jau mokėsi, atsiprašau, kad blogai ištarsi, bet Brienne Le Château karo mokykloje. Kadangi jis buvo italas, tai nekalbėjo prancūziškai, bet sugebėjo labai greit išmokti. Maždaug per metus jau laisvai, su tokiu smulkiu akcentu, kalbėjo prancūzų kalba. O žinot, kas būna tarp vaikų, kai vienas kalba su akcentu, yra iš kitos vietos nei visi kiti ir turi kitokias manieras? Tai žinoma, kad patyčios. Dėl to jis neturėjo daug draugų. Napoleonas tapo toks atsiskyrėlis, kad daugiau laiko skyrė skaitimui. Jis buvo gabus vadinamai matiekai, geograi ir istorikai. Tokiais žodžiais atrodo kaip suaugę žmonės per balius einantis per vaikų ir leidžiantis Despacito ir galvojantis, kad yra jaunatviška. Mokykloje mokytojai galvojo, kad Bonapartas bus labai geras jūrininkas, kas dabar atrodo juokinga, nes jis karaliavo žemės mūšyse, o vandenyje jam labai nesisekė. Tai yra dar tokia legenda ar mitas, kad jis jaunesnius bendraklasis vedė į pergalę prieš vyresnius moksleivis sniego karo mūšyje, kuo labai abejoju, nes jis nebuvo populiarus, kaip sakiau. Tai keista, kad jo kažkas klausytų. Ir kitas yra tai, kad what the fuck, kaip galima nuversti pergalę sniego mūšyje. Vyresni tiesiog ateina ir fiziškai galėjo kabutėse išmaudyti jo sniegę. Nu žodžiu, tada 1784 metais, kai jam buvo maždaug 15 metų, jis jau mokėsi Paryžiaus karo mokykloje, kad įgytų artilerijos karininko laipsnį. Bet kaip visiems geriausiams, taip ir Napoleonui, kažkas atsitinka blogo. Tai tuo metu mirė jo tėtis, dėl to jis turėjo sumažinti išlaidas ir 2 metų mokslus baigė per metus. Tada, prieš dar pačią Prancūzijos revoliuciją, Napoleonas veikė kelis dalykus. Jis tarnavo Valansiją, Auksone. Prasidėjus revoliucijai, jis pasiprašė, kad leisti jam grįžti į Korsiką, nes norėjo prisijungti prie savo mentoriaus Paolio. Bet jis jo nepriėmė po savo sparnu, nes Bonaparto tėvas jam atrodė kaip išdavikas. Tada, žinoma, mūsų pagrindinis veikėjas prisijungė prie Jakobinų, kurie buvo prancūziški,
o mano minėtas Paulius norėjo būti su Korsika, o jie norėjo būti su Anglija. Dėl to, žinoma, kilo konfliktas. Ir tada 1793 metais, birželį, Napoleonas, jau būdamas 23 metų, su savo šeima persikėlė į Tolūną, Prancūzijoje. Jei kas kažką praleido, tai trumpa santrauka. Napoleonas gimė Korsikoje, mokėsi Prancūzijai, grįžo į Korsiką, ten buvo sukilimas, tada jam nepasisekė ir jis dabar vėl Prancūzijai. Kaip sako vienose gerai žinomose muzikos apdovanojimuose, Napoleonai, kas toliau? Tai dabar pakalbėsim apie taip, kaip Napoleonas iškyla. Tai atsigeriam kavos, apsimetam, kad dirbam ir įtempiam ausis, nes kol vedėjas pradės aiškiai kalbėti, reikės dar mažiausiai 5 epizodų. Napoleonas mėgo rašyti. Ir jo iškilimas prasidėjo, kai jis išleido pro-respublikonišką brošiūrą. Tai tiesiog trumpa knygutė iki 48 puslapių. Jei kas suprato, kodėl pasirinkau žodį trumpą, gaunat bonus karmos taškų, o kas ne, parašysiu aprašymą, ką turėjau omeny. Po to, kai jis parašė tą knygutę, jį atkreipė dėmesį Robespierras, bet dėja ne Maksimilianas, o jo brolis Augustinas. O tai jam labai padės netolimoje ateityje, nes 1793 metais, gegužį, Tolone sukilo rojalistai, prieš kuriuos respublikonai kovoja. Rojalistai suprato, kad jiems bus, gražiai tariant, pijas. Tai jie pasikvietė anglų ispanų karius, kad jiems padėtų. Tada per sukilimą mirė prieš tai buvęs artilerijos vadas, o jį pakeitė ne kas kitas, o kaip Napoleonas Bonapartas. Pagrindinis veikėjas 1793 metais, gruodžio 17 dieną, pradėjo Tolono forto apgulti. Ten jis atrodo, kaip pasinaudojo Salvo Patino kursais, nes jis meistriškai išnaudojo artileriją, tiksliai užėmė strateginės vietas, sugebėjo gruodžio 19 dieną atvesti respublikonus į pergalę. Apie šitą jo pergalę pats sunkiai kažką galiu pasakyti, tai tiesiog paskaitysiu istorikų citatas. Pakeičiau balsą, kad atrodytų dramatiškiau ir skaito. Karo mene Napoleonas Tolunoje atskleidė savo genialumą pirmą kartą. Henris Martinas, prancūzų istorikas. Tolono šturmas buvo didelė Napoleono galimybė parodyti, ką jis gali padaryti vadovaudamas. Ir jis ją maksimaliai išnaudoja. Andrew Roberts, britų istorikas. Ir jau nebedarysiu intonacijų, pasakysiu paprastai. Napoleono inovatyvios taktikos ir artilerijos išmanimas per Tolono sukilimą pažymėjo jį kaip kylančią žvaigždę Prancūzijos armijoje. Šiaip, paklausius visų citatų, jums neatrodo, kad panašiai kalba dabar ir apie sportininkus? Tai gerai, grįžtam prie savo protagonisto. Tai jau kaip supratot, kad jis čia padarė kažką wow. Įspūdingo. Užtat jau 1794 metais jis tapo brigados generolu. Ir ne, čia nėra naujas šūdinas rusiškas serialas. Bičiukai dar nėra 25, o jis jau turėtų labai gerą LinkedIn profilį. Tada sekė Termidoro perversmas, kur Napoleoną trumpam suėmė ir išleido į atsargą. Bet kaip niekur nieko, jau po metų pertraukos Bonapartas kovojo Paryžiuje prieš vėl tos pačius rojalistus. Ir jau 1796 metais jam jau buvo pavesta vadovauti Prancūzijos armijai Italijoje. Gerai. Vėl trumpas apibendrinimas. Tai jis parašo brošiūrą, tada jis dalyvauja Tolonos apgulty, ten gerai pasirodo, tada jis yra paaukštinamas, tada perversmas, Napoleonas atsisėda į kalėjimą labai trumpam, tada jis po metų sugrįžta ir laimi ir galiausiai tada su kariuomenė yra pasiunčiamas kariauti į Italiją. Jeigu jau galvot, kad jis išjojo į Italiją, tai dar teks palaukti, nes prieš tai jis kovo 9 dieną susitokė su savo gyvenimo meile Josefina. Tai gerai. Ir norėjau šitą faktą pridurti ir dabar vis tiek tenka grįžti į Italiją. Tai Italijai protagonistui sekėsi labai gerai. Jis ten kariavo prieš italų ir austrų rinktinę kariuomenę. Pagrindiniai buvo 2 mūšiai. Tai 1796 metais gegužės 10 dieną vykęs Lodžio mūšis. Tai kad orientuotis, tai ten prancūzų buvo apie 17 500, o Austrijos karių apie 9 500. Prancūzija prarado apie 1000 karių, o Austrija apie 2000. Nors neskamba kaip labai įspūdinga, bet čia buvo labai svarbi pergalė, nes viskas vyko aplink tiltą, tai vienam šaltinį radau tokią citatą. Iki tada nebuvo jokio pavyzdžio, kad kažkas užimtų tiltą, kuris buvo taip gerai saugomas. Ir šitas mūšis davė jam labai daug motyvacijos, nes jis nuo to laiko pradėjo save laikyti geresniu už kitus. Ir jo ambicijos pradėjo kilti. Tada kitas svarbus mūšis Italijai buvo Arkolos, kur pajėgos buvo maždaug nuo 19 iki 22 tūkstančių prancūzų prieš Austrijos irgi maždaug nuo 21 tūkstančio iki 24 tūkstančių. Kiekvienas šaltinis savai prašo, dėl to tokie ir netikslūs skaičiai. Napoleono kariauna prarado apie 4-6 tūkstančius, o priešai tarp 5 ir 8. Šitas mūšis truko kelias dienas, buvo irgi labai sunkus, bet atnešė pergalę Bonapartui. Grįžęs namo, jis jau buvo vienas populiariausių visuomenės veikėjų Prancūzijoje. O sėdėdamas šiltai Prancūzijoje, jis jau rengė planą, kaip pakirsti Didžiajai Britanijai.
Jo idėja buvo ta, kad reikia užimti Egiptą, sujungti savo pajėgas su Britų priešais ir taip sumažinti Britanijos įtaką. Ir žinoma, pačiam valdyti Sueco kanalą. Egipte jam nebuvo sunku, jis kovodamas prieš egiptiečius, jos sutriuškino turėdamas tokią patį 25 000 armiją kaip ir prieš, jis sugebėjo prarasti tik 29 karius, kai tuo tarpu egiptiečiai prarado apie 2000. Viskas buvo gražu, kol rugpjūtį Prancūzijos laivyno neužpuolė Britanijos laivynas su viceadmirolu Nelsonu, taip sutrukdant Napoleonui įsitvirtinti. Bandymai daugiau užimti teritorijos rytuose nelabai pavyko. Jis dar sudalyvavęs keliose mūšiuose turėjo baigti savo žygius ir 1799 metais, rugpjūčio 22 dieną jis išvyko iš Egipto į Prancūziją. Jei kam įdomu, kiek laiko jis keliavo, tai spalio 9 dieną jau buvo Prancūzijai. Jis turėjo sugrįžti, nes dėl pralaimėjimų kare prieš antrąją koaliciją, tai šalis, kuris buvo prieš prancūzus, tai taip nelabai galima tiksliai istoriškai sakyti, bet tai gaunasi maždaug, kad prancūzai ir ispanai kovojo prieš britus, rusus, otomanus, Šventąją Romos imperiją, portugalus ir Prancūzijos direktorija, tai yra valdžia, pradėjo bijoti, kad koalicija įsiveršė Prancūzijos teritoriją, bet per tuos mėnesius, kaip Napoleonas keliavo, prancūzai sugebėjo laimėti kelius svarbus mūšius, tai ir gas, kad Napoleonui nebelabai dėl ko reikėjo atvykti. Tada ir šiaip valdžios sprendimai nebuvo labai populiariai priimti visuomeniai, nes išvaistė pinigus, valdymas nebuvo efektyvus, o ir korupcija buvo labai didelė. Dėl to Napoleonas buvo tik dar didesnė žvaigždė. Valdžia, bandydama kariauti prieš Napoleoną, bandė jį apkaltinti karių palikimu ir dezertiracija, bet ji buvo tokia neefektyvi ir silpna, kad net nesugebėjo nuo jo nubausti. Kadangi valstybei valdymas, kaip ir sakiau, buvo silpnas, vienas iš direktorijos atstovų Sais pasiūlė Napoleonui surengti perversmą. Per kelias dienas jie perėmė valdžią ir Sajas taip turėjo tapti svarbiausiu žmogumi Prancūzijoje. Bet, kadangi čia yra politika, tai Napoleonas jį apgavo ir tapo numeris 1 prancūzų, arba tiksliau, pirmuoju konsulu. Napoleonas 1804 metais gegužę tapo Prancūzijos imperatoriumi. Ir tada įvyko jo legendinis karūnavimas, kuris pats paėmė iš popiežiaus karūną ir užsidėjo ją ant savęs. Bet iki tol jis įvykdė daug pakeitimų vidaus politikoje. Jis panaikino valdininkų savivalę, centralizavo valdžią, apribojo spaudos laisvę, paleido politinius kalinius, skatino prekybą ir žemės ūkį, atsirado centrinis bankas, patobulino kelius ir kanalizacijas, pertvarkė švietimo sistemą, susidorojo su plėšikais ir gaujomis ir įvedė konstituciją. Wow. Na ir daug čia žodžių buvo. Taip, žinoma, Napoleonas gavo didesnį pasitikėjimą iš žmonių, bet dėja, šiandien daugiau apie politiką nelabai ką ir kalbėsiu. Tai vėl atsigeriam kavos, nes dar yra tik 1804 metai, o paskutinis jo mūšis bus tik 1815 metais. 1805 metais, kai jam buvo 36, įvyko 2 labai svarbus mūšiai. Bet dabar truputį grįžtam į praeitį. Tai yra 1804 metais Napoleonas gavo gerą žinią. Anglijos laivynas užpuolė ispanų laivus. Kodėl tai gera žinia? Manęs niekas neklausė, bet vis tiek turiu atsakyti. Tai kaip greičiausiai žinot, Britų laivynas buvo visais laikais galingas. Ir tai lėmė tai, kad jie blokavo vandens kelius prancūzam. Ir tada iš to įsirutuliojo tai, kad jiem trukdė prekiauti, lengviau keliauti ir užimti naujas vietas. Tai kaip ir visais geriausiais laikais. Tu sutari su tuo, su kuo randi bendrą priešą. Tai ispanai ir prancūzai nusprendė padaryti galą Britams. Tai Napoleonas ir draugai, turėdami 33 laivus, stojo į kovą prieš 27 Britų laivus. Britams vadovavo anksčiau minėtas admirolas Horacijus Nelsonas. Dažniausiai laivų mūšiai vykdavo taip, kad atsistojo vienas prieš kitą ir tiesiog šaudosi. Ką ir darė ispanai su prancūzais. Bet Nelsonas priėmė labai drąsų sprendimą. Ispanai ir prancūzai stovėjo dviem maždaug, kaip atrodo, matematikos lygybės ženklas linijom, o Nelsonas savo laivus išrikiavo 2 irgi linijom, bet jos buvo ne horizontalės, o vertikalės. Tai tiesiog 2 tvareliam plaukė į prancūzų ispanų laivus. Tai buvo rizikinga, bet tai atnešė labai didelę grąžą, nes prancūzai padarė tai, ką daro geriausiai – pasidavė. Napoleonas ir draugai, tai istorijos dėliai noriu pasakyti, Napoleono tame mūšyje nebuvo, bet tiesiog taip smagiau vadinasi ispanai ir prancūzai. Tai Napoleonas ir draugai prarado 22 laivus, o iš jų vienas buvo visiškai paskandintas. O Britai neprarado nei vieno ir žinoma nepaskendo nei vienas. Bet dėja mirė Nelsonas, kuris vėliau tapo Anglijos legenda. Kitas svarbus mūšis buvo Austerlico. Jis buvo tais pačiais metais, tik nebe spalį, o gruodį. Prancūzai turėdami maždaug tarp 65 ir 75 tūkstančių karių stojo prieš 73-89 tūkstančius Rusijos ir Austrijos karių. Čia Napoleonas laimėjo sausai, jis prarado tik apie 9 tūkstančius, kai priešai prarado tarp 27 ir 36. Tai užtikrino Napoleono karaliavimą Europoje.
Tai prisimenat, sakiau, kad Napoleonas reiškia Alpių liūtas. Tai po tų dviejų mūšių buvo praminta, kad prancūzai yra liūtas, o anglai yra banginis, nes vieni stipriausi sausumoje, o kiti vandenyje. Ir dėja, niekada nebus šansų išsiaiškinti. Tai čia mūsų laikais būtų kaip koks Mesis prieš Lebroną. Dar truputį norėčiau pasakoti ir apie patį Austerlico mūšį. Kaip ir sakiau, ten Napoleonas pasirodė labai gerai ir pasak šaltinių tai yra dėl to, nes išrinko labai gerą lokaciją, kur visiems jo kariams buvo patogiausias atstumas susitikti. Kas labai gerai atsiliepė, nes kaip tik paskutinę sekundę atėjo paskutiniai kariai. Tai apie pačią mūšio strategiją. Tai jis leido rusams ir austrams galvoti, kad jie yra geresnėje pozicijoje, nes užleido jiems aukštą žemę, kaip kokiam vaikystės žaidime. Tai dar pasak šaltinių, Napoleonas apgavinėjo juos, kad nenori kariauti ir statė savo silpniausius karius centre. Pridedu, kad austrai garsėjo kaip agresyvus kariai tuo metu. Tai jų rusų planas buvo toks, mes pulsim per centrą ir netikėtai. Nes, kaip ir sakiau, jis atrodė silpnas. Tada apeisim per tą centrą ir iš pasalų užpulsim likusius karius, nes jie buvo šone kalno. Bet visada yra bet. Žinom, kad Bonapartas to ir norėjo, nes kai jie užpuolė jį, jis užpuolė juos. Tai daugumoje šaltinių buvo paminėta, kad Napoleono laiko planavimas buvo labai geras ir dėl to tai lėmė tokį sėkmingą mūšį jam. Dar filme buvo scena, kai jau Napoleonas jos apsuko ir priešai pradėjo trauktis ir per užšalusį ežerą, tada jis pradėjo šaudyti iš artilerijos į ežerą ir taip žinoma paskandindamas daug priešų. Taip buvo iš tikro, tik paskendo ne 1000, kaip atrodo per filmą, o maždaug 200. Tai toks buvo tas Austerlico mūšis. Tada po šito mūšio Anglijos tuometinis nori pabrėžti ministras pirmininkas Williamas Pittas pasakė: susukite Europos žemėlapį, aš 10 metų nenoriu jį žiūrėti. Noriu priminti, kad tai buvo 1805 metais ir taip mirkteliu viena akimi jums. Apibendrinimas, jeigu kažką praleido. Tai pakalbėjau apie 2 mūšius. Vienas yra Trafalgaro, kur pralaimėjo Prancūzija, ir kitas buvo Austerlico, kur laimėjo Prancūzija. Tikiuosi visas šitas pasakojimas jums dar neprailgo, nes dar reikia pakalbėti apie kelius mūšius. Tai 1807 metais Napoleonas su Ispanija nusprendė, kad reikia užimti Portugaliją, nes ten tiesiog gera lokacija, o iš 2 galingos valstybės, tai kodėlgi ne. Tai aišku, kad Cristiano Ronaldo gimtinė buvo užimta lengvai, bet Napoleonas po to pagalvojo, kodėlgi man neužėmus ir Ispanijos, ir žinoma tai padarė. O karalių paskyrė ne ką kitą, kaip savo brolį Josefą Bonapartą. Po Ispanijos karų jis 1810 metais išsiskyrė su savo gyvenimo meile Josefina. Apie ją dar pakalbėsiu pabaigoje. Jis su ją išsiskyrė tiesiog, nes ji nepagimdė jam vaiko. Tais pačiais metais jis susituokė su Marija Luiza Austrija ir jie iškart šovė kinderį. Ir taip 1811 metais jau pasaulį išvydo Napoleonas II. Ir ne, čia nėra filmo antra dalis. Su šituo paviršutinišku humoru jau atėjome 1812 metus, kai Napoleonas bandė užimti Rusijos imperiją. O norėjo, nes caras Aleksandras I toliau prekiavo su Britanija, nors turėjo to nedaryti pasak Napoleono. Tai Bonapartas surinkęs kariuomenę, kurioje buvo maždaug tarp 450 ir 690 tūkstančių žmonių. Tai čia yra antiek daug, kad, pavyzdžiui, Žalgirio arenoje per krepšinio varžybas telpa 15 000 žmonių. Tai imtume mažiausiai galima kurių skaičių, tai įsivaizduokit, nuo Paryžiaus iki rytų valstybės sostinės ėjo 30 Žalgirio arenų. Arba jei imtume maksimalų skaičių, tai gautis 46 arenos. Bent jau man asmeniškai tiesiog sunku įsivaizduoti, kad tiek daug žmonių galėjo eiti vienu metu. Tai nuėjus iki Rusijos prasidėjo žiema. Aleksandras I labai bijojo stoti į akistatą su Napoleonu, dėl to liepė žmonėms trauktis ir deginti viską – kaimus, miestus ir taip toliau. Kai Napoleonas pasiekė Maskvą, kuri net ir ta buvo sudegusi, tai šitą deginimo taktiką rusai naudojo labai aktyviai, nes jos yra išgelbės jau 3 kartus. Tai šitą kartą, tada per Antrą pasaulinį karą nuo Hitlerio ir tada paskutinį kartą nuo Švedijos karaliaus Karolio XII. Tai buvo efektyvus būdas, nes tai kerta kariam per motivaciją, nes jie nebegali plėšikauti, nors tai būdavo vienas pagrindinis jų pajamų šaltinis. Jie gaudavo mokestį ir nuo Prancūzijos, nes jos samdo, bet taip pat jie ir daug prisiplėšikaudavo. Tada tai būdavo panaikinamas prieglobstis, kad jie galėtų šilčiau miegoti ir žinoma sumažėdavo maisto atsargų. O kai žygiuodavo tiek daug žmonių, kur pagrindas dar buvo ir vyrai, tai tikrai reikėjo labai daug maisto. Faktas, kad jie turėjo atsargų, bet neturėsite atsargų labai daug mėnesį, nes tau viską reikia tysti. Tai dėl to jiems ir būdavo patogu plėšikauti, nes tu ateini, vietoj pavalgai ir išeini, nieko nereikia neštis papildomai. Bet dėja, to nebuvo. Šita taktika taip pat ir kainuodavo daug, nes tu išnaikini visą infrastruktūrą, spėjau labai daug žmonių migruodavo ir likdavo be namų, bet, kaip žinom, rusams žmonių nėra gaila. Tai galutinis mūšis Rusija buvo Borodino, kur 1812 metais rugsėjo 7 dieną, kai Napoleonui jau buvo 43 metai,
Jis kariavo su Prancūzijos kariuomenė, kurie jau buvo tarp 103 ir 135 tūkstančių žmonių, o pas rusus buvo nuo 125 iki 160 tūkstančių žmonių. Tai pirmieji prarado nuo 28 iki 35 tūkstančių žmonių, o antrieji nuo 44 iki 52 tūkstančių. Tai laikoma, kad prancūzai laimėjo, nors iš tikrųjų abi šalis pralaimėjo, nes nuostoliai buvo labai dideli. Ir čia dabar tokie flashbackai antrą pasaulinį karą. Nes Hitleriui nusilpus Rusijai sąjungininkai pradėjo ruoštis puolimui iš Normandijos. Tai čia irgi buvo panašių dalykų, nes po tokios pyro pergalės Napoleonas buvo priverstas grįžti į Prancūziją. O rusams, austrams, prūsams, švedams, britams ir dar keletą kitų šalių kilo idėja stoti į kovą prieš Napoleoną. Tai jie surinkę maždaug 320 tūkstančių žmonių, spalio 16 dieną stojo kovoti prieš Napoleoną ir draugų kariuomenę, kurioje buvo apie 180 tūkstančių žmonių. Viską apibendrinus trumpai, Napoleonas pralaimėjo ir koalicija nuėjo iki pat Paryžiaus ir ją užėmė. Per patį užėmimą Napoleono nebuvo, nors jis norėjo po to grįžti ir bandyti atsimti Paryžių. Deja, kiti vadai nesutiko kautis ir privertė jį pasiduoti. Dėl to Napoleonas buvo ištremtas į Elbos salą. Jam pagal Fontainebleau sutartį turėjo likti imperatoriaus titulas iki gyvos galvos. Taip pat jam buvo leista valdyti Elbos salą ir turėti 400 žmonių asmeninę apsaugą. Tačiau jo palikuonis nebegalėjo pretenduoti jokius postus Prancūzijoje. Ir jis žinoma neteko visų turėti savo žemę. Bet kaip nugaros skausmas, Napoleonas Bonapartas sugrįžta. Po 10 mėnesių tremties jis rinkęs visus karius ir užėmęs laivą atplaukė į Prancūziją ir žygiuodamas link Paryžiaus sugebėjo visus karius stojusius prieš jį įkalbinti prisijungti prie jo. Jam nebuvo sunku to padaryti, nes karalius, kuris pakeitė Napoleoną, nebuvo mėgiamas ir visi norėjo kažko naujo. Arba seno. Taip ir prasidėjo 100 dienų laikotarpis, tai kai Napoleonas buvo valdžioje. Sąjungininkai norėjo jau tikrai pribaigti Napoleoną ir surinko net apie 1 milijoną žmonių savo kariuomeniai, kai tuo tarpu Napoleonas turėjo tik 280 tūkstančių. Tai buvo didelis, labai didelis skirtumas. Dėl to Napoleonas norėjo pirmą užpulti Britų armiją ir ją pribaigti, kol neatėjo pastiprinimas. Nes vidury kovos iš dešinės pusės prūsai smogė į Prancūzijos armiją ir tai privertė juos bėgti. Taip galiausiai ir baigėsi Napoleono era, nes jis vėliau buvo ištremtas iš Šventos Elenos salą, kur galiausiai 1821 metais, būdamas jau 51, jis numirė nuo skrandžio vėžio. Tai nežinau ar prisimint, kai jums mirktelėjo viena akim, kai 1805 metais po Austerlico mūšio Britų ministras pirmininkas pasakė, kad 10 metų nebenorėjo žiūrėti į Europos žemėlapį. Tai taip ir atsitiko, nes 1815 metais Napoleonas galiausiai pralaimėjo Vaterlo mūšyje. Gerai, ar prisimint, kai kalbėjau, kad jom žina meilė buvo Josefina? Tai nors turėjo jau tuo metu kitą žmoną, Napoleono paskutiniai žodžiai buvo tokie: Prancūzija, armija ir Josefina. Tai bent jau teigia Leins, kuris buvo vienintelis žmogus, kuris buvo šalia, kai jis mirė. Tai dar truputį apie Josefiną, nes ji buvo jam labai svarbi ir jis ją labai jau smarkiai mylėjo. Tai jie susitiko 1795 metais pokylyje. Jai tuo metu buvo 32, kai tuo tarpu Napoleonui 26. Kadangi yra išlikę labai daug laiškų, kai jie bendravo, tai yra įrodymų, kad Napoleonas labai pyko ant jos, kai jinai jam nerašydavo tiek daug atgal, kiek jis jai. Mes vyrai suprantam šitą skausmą. Dar yra tokių teorijų, kad Napoleonas iš Egipto grįžo tik dėl to, nes sužinojo, kad Josefina turėjo romanų su kitais. Bet taip pat yra dar irgi įrodymų, kad Napoleonas pats irgi nebuvo šventas. Tai jie kažkaip susitaikė ir prižadėjo vienas kitam nieko nebedaryti ir liko kartu. Tai kaip ir sakiau, nors jie vienas kitą labai mylėjo, bet jie vis tiek išsiskyrė, nes jis kaip pat sakė jai, kad turi tai padaryti dėl Prancūzijos gerovės, nes jinai jam negalėjo pagimdyti įpėdinio. Bet po to, kai jis ir susitakė su nauja žmona, jis vis tiek ją lankydavo, jis net savo vaiką buvo atnešęs jai parodyti. Bet kai jinai numirė 1814 metais nuo plaučių uždegimo, Napoleonui tai buvo labai didelė trauma. Dar yra rašoma šaltiniuose, kad jinai susirgo būtent tada, kai bendravo su Rusijos caru Aleksandru I. Taip pat dar paskutinis dalykas, kurį norėjau pridurti, kad jinai norėjo su Napoleonu keliauti į Elbą, kai jis buvo ištremtas, bet jai, žinoma, niekas neleido. Pastraipą pažadams pildyti. Dabar pakalbėsiu, kas filme buvo melas. Tai remiantis Screen Rant ir Maudžio duomenimis. Tai visų pirma, Napoleonas niekada nešovė iš artilerijos į piramidę. Tada filme skiriantis Josefina, jis jį netrenkė, kaip rodo filme. Taip pat Bonapartas nebuvo per Marijos Antonetės nugiliotinavimą, nes jis kaip tik tada buvo išvykęs su kariuomenė kitur. Ir paskutinis dalykas, tai paskutinėje kovoje Napoleonui nebuvo pataikyta į skrybėlę, kaip irgi parodo filme. O dabar dar keletą įdomių dalykų, ką radau, kas susijęs su Napoleonu.
Tai už 20 000 dolerių galima nusipirkti Napoleono pasirašytą dokumentą, o jo kepurė buvo parduota už 1,9 milijono eurų. 3 meilės laiškai parduoti už maždaug 500 000 eurų, jo kardas 2007 metais buvo parduotas už 6,5 milijono dolerių. Tada 1812 metai buvo pyko metas Napoleonui pagal žemę, jis valdė maždaug nuo Ispanijos iki Rusijos. Ir galiausiai pabaiga. Napoleono palikimas. Nenoriu sakyti, kad jis yra nei labai geras, nei labai blogas, patys nuspręskit. Bet ką jis padarė, tai pakeitė kariuomenės formatą, kas jam padėjo būti geresniu už kitus. Apie tai labai gerai pakalba Mantas Kadleris vėl tie patys podcaste numeriu 172 ir tada dar kitame epizode 174. Ten yra viskas suskirstyta pagal skyrius ir galite paspausti apie Napoleoną ir smagiai pasiklausyti. Tai tokia buvo ši laida, ačiū už dėmesį ir tikiuosi neprailgo labai šitas visas laikas ir susitiksime kitą kartą ir sakau jums čiau.